Labas rytas ir sveiki visi atvykę į naują vlogą. Sėdžiu virtuvėje, žinokite, ir mano skalbimo mašina dabar įjungta yra, tai nekreipkite dėmesio, jeigu kažką girdėsite, nors turiu mikrofoną. Tai va, geriu arbatą, šiandien yra ketvirtadienis, oficialiai rytoj jau lėkiu atostogų, tai galvoju, kodėl ne, galime šiandieną nufilmuoti dieną su manimi, nes neplanuoju nieko filmuoti TikTok'ui ir nusimato tokia diena, kad truputėlį tvarkysiuos, truputėlį pakuosiu lagaminą, na, ne truputėlį, jau reikia susipakuoti savo lagaminą, tai šiandieną tą padarysime kartu. Vakar susidėjau visus outfitus. Nu, žodžiu, vakar, žinokite, labai daug ką pasidariau, tai vakar ir net nebenorėjau pradėti to vlogo, bet kažkaip labai, sakau, reikia šitą vlogą pradėti šią savaitę. Pas mane jau ateina vaikai. Važiavo Meisonas, nes šiandieną pas tėtį buvo, tiksliau vakar iš šiandienos buvo pas tėtį, tai atvažiavo Meisonas, nes vešiu jį pas odontologus. Turime appointmentą, tai žodžiu, važiuosime tenais, bet dabar, žinokite, dar noriu labai atsiprašyti už savo paskutinį vlogą, nes ten tikra makalinė buvo, tai tikiuosi šiandieną bus geresnis vlogas ir filmuosime visą dieną, parodysiu, ką veiksiu. Mano Meisonas gražuolis čia, apsikirpome, taip, gražiai atrodai. Tai va, einu pasidaryti dabar pusryčių, nes dar nieko nevalgiau, tik tai arbatytę geriu. Tai dar kol yra laiko, reikia pavalgyti. Na ką, pavalgiam su Meisiu, lekiam iki odontologo. Kiek dabar valandų? Po 8:20, tai mano appointmentas yra 9 valandą. Tai va, aš pavalgiau, Meisis irgi truputėlį užkando, o dabar lekiame pas odontologus. Na ką, nesenai grįžau, nuvežiau Meisoną į mokyklą. Uždėjo pas jį dabar seniau, kai mes buvome pas odontologus, tai buvo 3 dantys sugadinti, reikėjo bliombos, o dabar buvo netgi 4. Tai leidosi vieną sutvarkyti. Vieną sutvarkėm, pasidarėme kitą appointmentą, tai eisime balandžio 2 vėlgi tenais. O dabar grįžau namo. Mano visas čimudanas yra ant žemės. Susidėjau visą makiažą, susidėjau visus kremus savo, dušo priemonės ir taip toliau dabar. Ir galvoju, galime kartu pakuoti lagaminą, parodysiu, kągi aš vežuosi į Egiptą. Nes mes skrendame rytoj į Egiptą Sharm el Sheikas, žodžius. Skrendame į Sharm el Sheiką, bent jau aš taip vadinu. Tai vad. Nežinau, atrodo ir daug ir nedaug aš čia prisidėjau. Gal šį kartą su galva susidėliau, ką vešiuos, ką tikrai užsidėsiu. Tai beleko, žodžiu, neprisidėjau, bet žiūrėsiu, kiek bus vietos lagamine. Gal dar kažką įdėsiu. Pirmiausia, tai susipažinkite su mano labai nuvargusiu lagaminu. Aš jį naudoju, tai, oh my god, ta prasme, visuose savo kelionėse, seniau naudojau juodą, tai atidaviau mamai. O šitas jau irgi pagyvenęs kelionių nemažai. Lipdukų pilna, reikia lipdukus pirmą nusiklijuoti. Ir tada žiūrėsime, kas tam mano lagamine yra. Čia už lango valo, žodžiu, mūsų kelius. Nes čia visą laiką stato, važiuoja su tom savo fūrom visokiausiom. Tai, žodžiu, visada kelias būna žiauriai baisus. Tai čia apvalo kiekvieną dieną jį pas mus laukia, tai ir girdisi gal jums iš lauko kažkas. Tai va, lipdukai nuklijuoti. Dar noriu parodyti, pažiūrėkite, kokie gražus mano nagai. Vakar pasidariau. Labai cute. Tai va, einu pakuotis savo šitą lagaminą didžiausią. Vakar nusipirkau dar 25 kilus, nes pas mane buvo tik tai 10 kilų su Cui mes skrendame. Tai, žodžiu, ten mums tik tai priklausė 10 kilogramų kiekvienam, tai aš nusipirkau truputėlį daugiau. Lagaminas truputėlį murzinas, bet aš jo čia tikrai nekratysiu. Pasidėsime čia kur nors ir rodysiu jums, ką vešiuos. Lemba, čia labai blogas, man atrodo, apšvietimas. Tai va, pradėsime nuo naktinių mano outfitų. Ką aš vešiuos, tai pirmiausia paprasta ilga suknelė,
juoda, nes nežinau, ar ten bus šalta, ar ne šalta. Nu, pagal orus tai tikrai netrodo, kad bus šalta. Dabar yra 33 šilumos rodo internete, tai vietoje aš tikiuosi, tikrai manau, kad bus ten žymiai karščiau, bent jau 5 laipsniais, tai tikrai. Tai va, šita suknelė yra iš Pretty Little Thing. Labai faina jinai tokia, dar niekada neteko užsidėti. Tai va, galvoju, pasimsiu. Galvojam mes varyti į ekskursiją su keturračiais į desert, žodžiu, nežinau lietuviškai kaip vadinasi, tai va, pasivažinėti. Jeigu leis su vaikais, tai tada varysime, jeigu ne, tai galbūt kažkokių kelionių ir Egipte neturėsime, nes į miestą nelabai norisi ten eiti į marketą, nes mes tokių dalykų nelabai su vaikais darome, nu, ir nėra ten labai saugu, kiek žinau. Tai va, ir esu aš jau tenais buvusi vieną kartą Hurgadoje, tai jo, labai nepatiko iš tikro miestas. Žmonės nepatiko aplinkui, tai gal Sharm el-Sheikh visai kitoks yra, nu, bet nežinau. Tai va, po to man sakė, kad White Island ar kažkaip ten vadinasi irgi nieko gero, sakė labai maža sala, net neapsimoka ten keliauti, labai išpūstas didelis burbulas ir žodžiu yra žiauri maža vieta ir labai daug žmonių ten susirenka, tai irgi neapsimoka, ypač su vaikais, nes kelionė iki tos salos yra tragiška, kiek žinau. Tai va, tai pasiemu juodas kelnes ir pasiemu šitą paprastą tiesiog juodą maikutę, nu, nesukaisiu aš gal. Tai čia kelioniai, jeigu ką, jau kažkur lėksime. Šiaip, jeigu varot su keturračiais, ten kur smėlis, tai būtinai reikia apsirengti, nes labai smėlis pučia į akis, į kūną, tiesiog visą murziną paliksi juoda, nes man jau teko Egipte tai daryti, tai aš tą žinau. Ir paskutinį kartą vaikam netgi buvo per šalta, nes aš atsimenu, jie turėjo šortus ar kažką, aš netgi nebuvau paėmus jokių kelnių, tai nieko, tai pasimokiau nuo to, tai dabar bus žymiai geriau. Aišku, Hurgadoje yra žymiai šalčiau. Tai gal tenais bus visai kitaip. Nu, aš dar ten nesu buvusi. Tai va, tada pasiemu šitą suknelę, jinai labai faina, labai gražiai atrodo. Ilga, va tai va užsiriša, tokia spalvota, dabar geltona spalva man žiauriai pradėjo patikti. Šitą suknelę aš jau nuo praeitų metų, man atrodo, nuo šių turiu, nežinau. Tai va, šitą suknelę deduosi. Toliau turiu šitą setuką, čia yra iš TikTok'os shop'o, man atrodo, yra australiška kompanija That's So Fetch vadinasi, nu, tiksliai nežinau, bet toksai sijonas ilgas, labai nice, ir tada tokia va bliuskutė. Tai va, labai dar daug rūbų pasiėmiau šiaip tokių, kuriuos man reikės nufilmuoti TikTok'ui. Tai pasistengsiu padaryti tiek nuotraukas, tiek nufilmuoti TikTok'us. Tai va, žodžiu, pakuojas. Gal geriau aš jums parodysiu, ką vežuosi, o tada susipakuosiu. Tai gerai, tada vėlgi, čia nežinau, ar dieną ar vakare dėsios, tokia maikutė su šortukais baltais. Toliau turiu dar vieną outfituką, vėlgi nežinau, kada užsidėsiu. Čia tokia lemenė džinsinė. Ir tada šitos ilgos mano baltos kelnes, aš praeitais metais jas, ne praeitais, ar praeitais. Jo, praeitais metais irgi vasarą į Turkiją buvau nusivežusi, tai man labai patiko šitos kelnes, jos tokios laisvos, patogu. Tai va, ir jeigu odų yra, apsaugo nuo odų. Vakarais tikrai yra geriau uždengti kojas, jeigu nenorit prisidirbti. Nes va draugė grįžo, atsidūrė ligoniniai, nes sukandžiojo uodai. Nu, žodžiu, ar kas tenai sukandžiojo, nežinau. Tada pasiemu vėlgi šitokios leopardinės kelnes, labai gražios, iš TikTok'o shop'o. Ir prie tų kelnyčių, va toksai va tiesiog paprastas sportinė liemenėlė. Nu, maikutė tokia kroptopinė, tai va, prie šitų kelnių. Tada pasiemu, nežinau, kada, ar čia dieną, ar ant vakaro užsimesiu, marškinėlius galiu ant vakaro prie kažkokio outfito užsimesti. Tai tiesiog tokie paprasti šeino marškinėliai. Aš šitą, žinokite, setuką jau vežuosi gal į 5. ar 6. kelionę. Čia yra iš šeino. Man labai patinka, paprasti laisvi šortai, gali ir ant mūdimuko dienos metu užsidėti, nusiimti marškinius, gali ir ant vakaro užsidėti, nu žodžiu, ar pusryčių eiti valgyti, nu toksai rūbelis, kurį galėjau užsidėti tiesiog bele kada. Tai va, turiu tokį ir šiaip aš turiu juodą, bet šį kartą juodo, man atrodo, aš net nesivešiu, bet va, irgi turiu
juodą tokį. Nežinau, ar vežtis ar nesivežti. Nu, dar pagalvosiu. Bet šiaip aš juos, žinokite, visą laiką užsidedu. Ar tai pusryčiam, ar kažkam. Nu, tikrai geras toksai setukas, kurį galiu užsidėti tikrai bet kada. Aš netgi, lemba, kur mes čia buvom, Meksikoje, man atrodo, ir vakare truputėlį buvo šaltoka vaikam. Tai Milanai buvau netgi uždėjusi šitos marškinukus ir jai buvo gerai, šilčiau. Nu tai va, kažkam vis tiek panaudosiu. Čia tokia įdomesnė dalis, nes neapsisprendžiu dėl tašių, dėl batų. Aš kaip visą laiką labai panašius dalykus vežuosi atostogų, nes aš jau tikrai nemažai esu keliavusi ir žinau, ko man reikia. Tai pasiemu šitą čia prie baseino neštus daiktus, šiaip kažkur susidėti. Nu labai praeina, va tokios 2 tašytės aš turiu, tai šitas vežuosi. Kremus nuo saulės gali susidėti, jeigu eini prie jūros, rankšluostį įsimesti. Nu, man šitos tašės tikrai praeina, vaikų tenais kažkokie tai plaukimo dalykeliai ar akiniai, nes visko gi rankoje neneši, tai reikia tikrai jau prie baseino ar jeigu prie jūros didesnės tašės. Tai va, aš tikrai visada vežuosi didesnę tašę, kad galėčiau nusinešti prie baseino ir prie jūros. Aišku, kuprinėlė irgi būtų patogu, bet aš tokių dalykų nesivežu atostogų kuprinių, ypač vien dėl to, kad jeigu nudegė, nu, tada žinok, kad tikrai kuprinės neužsidėsi ant nugaros, labai yra tikrai nepatogu, o aš degintis mėgstu, tikrai nenaudoju tenais 50 SPF, pirmą dieną jo, bet po to pas mane vien tik tai aliejus ir eina į trasą. Aš tikrai savo odos šiaip nesaugau, nu ir matosi, manau, kad tikrai daugiau raukšlių turiu ant veido, man patinka tiesiog saulė, aš deginuos, tikrai leidžiu kūnui įdegti. Aišku, tai yra tikrai nesveika ir negerai, bet man patinka. Tada vežuosi šitas 2 tašytės čia vakarui prie kažkokio outfituko. Tiek viena tašytė, tiek kita tiks prie kiekvieno mano outfito, manau, nes yra ir leopardinės kelnes ir, nu, žodžiu, tiks prie kažko tai tikrai. Ir man atrodo, aš daugiau tašių nesivešiu. Man tikrai užteks. Dabar einam prie mano batų. Tai šiaip galvoju gal įsidėti mažus kabliukus. Aš tokius gražius kabliukus turiu, žinokite, iš TikToko, jau beveik visas spalvas turiu. Va, noriu jums parodyti šitie. Nu, va, šituos kabliukus galite, žinokite, visur užsidėti. Ir out, ir šiaip netgi po parduotuvės galit šopintis, jeigu jūs kabliukus nešiojat kiekvieną dieną. Nu, jie yra labai patogus. Aš jau sakau, turiu tikrai ne vieną spalvą ir mačiau, yra netgi balti tokie. Tai man reikia baltus įsigyti. Tai va, bet aš kabliukų, man atrodo, šį kartą nesivešiu, man užteks tapkyčių ir viskas. Tai va, vežuosi paprastas tokias tapkės per pirštą iš Primarko, nusipirkau už svarą, žiauriai pigiai. Tada vežuosi savo Hermes tapkytės. Turiu tiek juodas, tiek rudas, jau šitos man, dabar galvoju, kiek čia jau sezono atlaiko, 3 ar 2 sezono, 3 man atrodo. 3 sezoną jau atlaiko, žinokite, tikrai vertos pinigų. Nežinau, dabar žiūriu, ar kažkur, nu, yra jau truputėlį, yra, kad atsilupinėja. Nu, rudos, tai, rudos irgi jau tokios šaibom eina rudos mano. Galvoju užsisakyti naujas, bet šitom atostogom užteks. Ir tada turiu šitas Gucci savo tapkytės. Vienos yra padėlkinės, o kitos yra originalios. Labai irgi man patinka. Jos iš tikro pradžioje, kai užsidedi pavaikščioti, jos yra nepatogios, prie jų reikia priprasti. Man iš pradžių labai trindavo šitos vietos, o po to aš kažkaip pripratau ir žinokite, nu, superinės. Man tikrai jos patinka, prie daug outfitų, prie suknelės gali irgi užsidėti, nes turi tokią platformą. Gerai yra. Tada iš akinių vežuosi 4 poras. Šitos mano yra iš TikToko shopo. Šitos labai fainos, prie visų outfitukų dera. Ir tada turiu Prados akinukus ir Selino akinukus. Selino akiniai, tai žinokite, yra labai geri. Tikrai žiauriai geros kokybės ir jums, žinokite, jie išlaikys belė kiek daug metų, nes mano šitiem akiniam jau yra 3 ar 4 metai, man, ne, 4 nėra, 3. 3 metai tai tikrai, man atrodo, yra, o Pradai gal metai, mažiau, man atrodo.
Tai va, tokie akinukai, kuriuos aš vežuosi. Iš papuošalų aš čia jau susidėliojau, bet turiu tokį va rinkinuką iš TikToko shopo. Čia va tokios va apyrankės. Ir bent gal nerodysiu, bet turiu visokiausių viskarų, papuošalų aš visą laiką vežuosi. Ir turiu šitos kvepalus iš TikToko shopo, aš galvoju savo originalių nesivešiu. Žinokite, jie beveik, einu paimti originalius savo. Tai va čia yra originalus. Šituos pirkau, kai variau į Norvegiją, man atrodo. Aš visą laiką, kai varau į kažkokią šalį, nusipirku kvepalus. Šitas Miss Dioras man taip skaniai kvepia, bet žinokite, jų formulė tikrai pasikeitė. Neseniau būdavo visai kitoks kvapas, labai panašus, bet visai kitoks kvapas. Ir šitas yra iš TikToko shopo. Labai toksai panašus buteliukas, nu, tokia kopija, žodžiu. Kvepia kaip tas senas Miss Dioras. Nu, kaip seniau jos darydavo. Labai skaniai žiauriai kvepia. Tai žodžiu, pasiimsiu šitą į atostogas. Neimsiu aš savo to originalo. Šitas irgi belė kaip gerai kvepia. Skaniai kvepia. Man, žinokite, užteks. Tai vat. TikToko shopas, jeigu Anglijoje gyvenat, žinokite, nerealus. Nu, ten visko galite rasti. Na, o dabar rodau dienos savo outfitukus. Tai yra maudymukai. Ir tokie užsidėti ant maudimukų rūbeliai. Tai yra, pirmiausia, turime baltą maudimuką, turiu tokį viršų ir tokį viršų. Ir tokie triusikėliai. O tokie va. Ir tada tokia ilga suknelė. Labai faina iš tikrųjų. Nu, pamatysite, aš dabar jos neišvertus esu. Pamatysite, bet va turiu tokią detalę. Labai graži va, kaip matot. Skambina kažkas, tikiuosi, iš garažo. Oh, yes. Hello. Yeah. Oh, brilliant. Okay, I'll be there in the next half an hour, Yeah. Okay, see. Yeah, I know, perfect. Okay, see you soon. Thank you. Cheers, bye. Važiuosiu pasimti savo mašinos, tai greitai parodau viską, ką vežuosi atostogų ir važiuosim pasimti mano mašinos. Pagaliau. Taip laukiu savo beibio, kada grįžtu namo. Jau jos neturėjau kiek jau 2 savaitės. Jau 2 savaitės ateina, taip penktadienį atidavau prieš 2 savaitės. Tai va, ir aš sakiau, kad aš rytoj išvažiuoju atostogų ir man būtinai reikia mano mašinos atgal. Tai jie pasistengė, nes jie man nenorėjo tvarkyti mano mašiną šiaip tai. Nes, nu, kol neužsako ten tų detalių, tau tos mašinos į garažą žodžių nepaims, jeigu jinai yra važiuojama ir ten kažkokių blogų sugadinimų nėra tai mašinai, tai tu su ta mašina ir važinėji, kol jie užsako detalės, tada užsisakai, tada užbukina tą dieną, nuveži į garažą, tada sutvarko ir žodžių pasiema, nes draudimas tai bando sutaupyti laiką mokėti žodžių už tą visą tvarkymą. Tai aš, aišku, gudra, nes aš žinau jau, kaip viskas veikia, tai aš nuvežiau tą mašiną į Enterprise, ten, kur gali pasimti savo, nes aš sakiau, kad aš pasimsiu mašiną ir aš savo mašiną tiesiog padėsiu, nes aš nenoriu su ją važinėti ir viskas. Ir, žodžiu, tegu garaže stovi. Draudimas, aišku, gal nelabai ten norėjo, kad aš tai padaryčiau, bet aš tai padariau, nes aš žinau, kad jeigu garažas turi mašiną, per 2 savaitės jie turi būtinai sutvarkyti tą mašiną. Tai šiaip pagal viską jie turi sutvarkyti per ten 4-5 dienas, jeigu ten nieko baisaus nėra. Kad draudimui nereikėtų ten žiauriai daug mokėti už tą mašinos laikymą ir stovėjimą. Tai žodžiu, aš žinau, kad jie šiaip turi pagal visą tą laikotarpį, kai jau mašinai važiuoja į garažą, turi tik 2 savaitės. Tai aš paskaičiavau, man iki atostogų, rytoj jau bus 2 savaitės lygiai. Tai paskaičiavau ir, žodžiu, nuvažiavau į tą Enterprise, sakau, duokit man car, tai tą nuomojamą mašiną, kurią pakeičia. Tai, žodžiu, davė tą mašiną, palikau aš savo tą mašiną, pasakiau draudimui, aš ją palikau, pasirinkau garažą ir viskas. Tai jie, aišku, jau tada spaudžia. Jau tada jie pradeda spausti, nes jeigu taip lauksi, tai man tą mašiną būtų gal pradėję tvarkyti tik tai kokią dar kitą savaitę. Tai vat, aš labai gudriai nuvežiau tą mašiną ir sakau, man dzintagų tvarko. Tai vat. Baltas maudimukas, tai baltą maudimuką aš dėsiu prie kelių outfitukų. Tai aišku, šita suknelė, aš turiu tik tokią jau Sheino holo, tai jinai graži yra, bet labai ilga. Tai gal aš ją po to duosiu mamai užsidėti. Ir tada pasiemu šitos 2 setus, kas nesekat mane tik tokia, tai
pasekite ir jeigu gyvenat Anglijoje, galėsite viską tenais nusipirkti per TikToką, nes aš visus šitos outfitukus, kuriuos jums beveik šiandieną rodau, tai juos galite per TikToką pirkti ir pas mane po kiekvienu video yra jie užmėti, tai ten paspaudžiate ant geltono krepšelio ir nusipirkat. Tai va, tokios kelnes ant maudymuko užsidėti, labai labai gražios ir tada tokie laisvi tokie marškinukai užsidėti. Tai va, šitą galiu dėti ir šitą suknelę prie balto maudymuko, aš taip ir darysiu. Ir tada turiu tokį pat setuką juodą. Labai fainas, va šitas mano viral išėjo, daugiau negu 500 000 peržiūrų TikTok'e. Labai fainiai iš tikro. Ir va, tokie marškinukai, tai prie šito aš dėsiu juodą maudymuką. Turiu šitą rožinę jau nežinau irgi kiek atostogais pas mane atkeliavo su manim, bet man labai patinka, nes įdegti su juo labai gerai gali. Tai va, toksai rožinis viršus, bet gal jau šitom atostogom bus jau viskas. Nu, gal dar ne taip nusiploja nuo klorino. Ir tada ant šito maudymuko yra toksai va šaronas, ir kaip jisai vadinasi, užsimesti, užsirišti. Labai fainas toksai. Ir toksai va crop topas. Va. Taip užsideda. Tai va, čia dar vienas maudymukas. Tada turiu tokį, čia jeigu prie jūros eiti ar kažkur tai, ar pasifotografuoti, nes aš šiaip degintis su ilgais maudymukais nemėgstu. Tai deginos tik tai su trumpais, o čia yra toksai pilnas. Tai va, toksai juodas maudymukas, šitas yra išeina. Ir prie šito maudymuko priderinti va tokios laisvos kelnes. Labai gražiai atrodo. Ir tada šitas kepuriukas prie šito outfituko. Rudas maudymukas, visi mano maudymukai yra išeina pagrinde. Ir tada ant šito maudymuko užsidėti vėlgi toks pat va. Toks viršus. Ir apačia. Ir tada pasiemu ekstra maudymuką čia deginimus. Šitą aš visą laiką vežuosi, man jisai labai irgi patinka, išeina, žiauriai geras, labai gražiai atrodo ir su juo įdegti labai gerai galima. Ir tada pasiemu tiesiog tokias paprastas kelnes ant maudymuko užsidėti. Į baseiną, ten prie baseino nueiti ar šiaip. Ir tada tokias, bet šitas aš duosiu savo sesiai po to užsidėti, nes važiuoja ir sesė, ir brolis, tai va. Ir pasiemu dar šitą maudymuką. Pusę aš daiktų turbūt paliksiu sesiai po to. Tai va, toksai maudymukas. Labai fainas, šitą irgi aš turiu kelių spalvų. 3 spalvas turiu šito maudymuko. Labai patinka. Ir tada toksai sijonukas. Tik tai degintis, va, man su tokiais triuskeliais nelabai, nes labai aukštai užsikelia man ant pilvo. Tokie mano rūbeliai, ką aš vežuosi. Tai čia viską aš jums parodžiau. Gal atrodys labai daug, bet žinokite, aš man atrodo supakuosiu. Į vieną pusę man viskas tilps tiesiog. Nes čia šiaip realiai žiūrint, čia nėra tiek daug, kiek aš dažniausiai vežuosi. Čia yra labai minimaliai visko. Susikrovau, va, čia irgi ką vešios. Čia kremai, makiažas atrodo žiauriai daug, bet aš dar ir filmuoti noriu, tai dėl to pasiemu kelius dalykus. Bet dar aišku, nežinau, ar filmuosiu ar ne. Čia irgi dušo želė, kremas, kaukytės po saulės, plaukų vaksas šitas žiauriai geras, tokios kapsulės su aliejum, čia ir apsaugo nuo karščio, nuo visko. Šukos, gumučių, segtukas, plaukų džiovintuvas ir garbanotojas. Šitas čia, kai garbanoju, plaukus priekį susisuku. Kepurę pasiemu. Čia irgi yra tokie va, visokiausi dalykai. Šepetėliai mano visi ir tokie produktai, kuriuos noriu nufilmuoti arba reikia nufilmuoti TikTok'ui. Tada yra mano pižamos, pasiemu tik vienas. Visas mano apatinis trikotažas ir servetėlės nusivalyti makiažui. Ir tada čia telefonai įsidėti į vandenį. Žodžiu, labai patogu, jeigu kažkur varysime. Čia aišku dar neaišku, bet aš pasiemu. Ir lėktuvinę pagalvėlę. Tai va, tiek vešios, aišku, dar gal kažką įsidėsiu, kai jau susipakuosiu. Normaliai tada jau žinosiu, ko reikia, ko nereikia. O dabar lėkiam pasimti mano mašinos pagaliau. Čia žiauriai durnai saulė šviečia, bet žinokite, pasiėmiau savo mašiną, ta prasme, taip džiaugiuosi. Labai gaila iš tikro, bet man teko mano mašinai įdėjo naujas duris. Ir jos dabar čia saulė žiauriai šviečia, ta prasme, galėčiau čia kažką užsidėti. Pabandom šito, ar veiks ar neveiks. Truputėlį. Įdėjo naujas duris, ko aš tikrai neplanavau. Ir dabar jos, man atrodo, jos nelabai užsidaro normaliai. Tai sakė, žodžiu, pradarinėti ir žiūrėti, kas bus toliau. Nežinau, man atrodo ir tas veidrodis, neaišku, naujos duris.
naujas veidrodis ir veidrodis atrodo kažkoks tai kitaip žiūrisi per tą veidrodį. Nežinau man, ar patinka, ar nepatinka, žinokite. Bet išvalė mašiną. Labai graži, švytinti tiek išorė, tiek vidus. Ir va, aš bulvytės mėtų ant žemės, nu žodžiu. Užvariau McDonald'ą, pasiėmiau Big Mac'ą, mano mėgstamiausias mylas. Nes, nu, žiauriai esu alkana, žodžiu, pavalgysiu. Ir tada važiuosiu namo, pasiėmiau šiaip McDonald'ą, tai netoli to garažo. O per visą miestą reikėjo važiuoti per visus trafikus, neturėjau niekur sustoti. Nes McDonald'o carparkas buvo pilnas, negalėjau ten sustoti. Tai va, žiūrėkite, koks mano burgeris, žodžiu, jungiu kamerą. Šitas burgeris visur išsitaškys. Žiauriai skanu, skanu belė kaip. Lagaminą supakavau, visi rūbai, kelios tašės čia, iš tikrųjų čia tikrai labai daug vietos, galėčiau dar netgi įkišti, nes kai keliauju, tai, nu, vos užsidaro lagaminas, o dabar toksai gan tuščias, sakyčiau, na, aišku, dar įsidės mano makiažas čia, va šitas visas didelis, tai čia kažkur įkišiu, va šitas, nežinau, čia gali būti, ar čia, nu, žodžiu, nu, vietos tikrai yra, nes, va, žiūrėkite, va, kiek dar vietos pusę lagamino, tiksliau. Tai va, tikrai, dar čia galėčiau taip sukišti, pakišti, dar galėčiau tikrai pasidėti kažko. Na, bet aišku, dar reikės įsidėti dantų šepetuką, vaikų šepetukus, dantų pastą. Nu, dar bus tokie keli dalykėliai, ką įdėsiu. Reikia pasižiūrėti pakrovėjai, kokie Egipte yra, pasimti tuos kištukus, nu, žodžiu. Tai va, pagrinde, ko reikia, kepurės dvi jamų, tokia skrybėlaitė ir šitą kepurę. Man tiks prie visų mano outfito. Tai va, lagaminas kaip ir dan. Buvo pas mane ir draugė atvažiavusi, išgėrėm arbatos, kavos. Tai va, dabar įsidėjau, nieko šiaip nėra namuose valgyti, nu šaldytuvas toksai tuščias, sakyčiau, rytoj ryte galbūt kiaušinius išvirsiu, kažką tai vaikams duosiu, lašišos yra, aš lašišą sumuštinį kažką tokio pasidarysiu ryte, kai atsikelsime anksti ir viskas, bet mano planas dabar įsidėjau vištienos šaldytos į airfryerį, tai pasišildysiu vištieną, pasidarysiu tokią kaip ir sumuštinį, su kas yra likę tiesiog šaldytuve. Ir viskas, nes nieko nenoriu pirkti, šiaip McDonald'ą valgiau truputėlį, tai kažkiek užkandau, bet nedaug, šiaip valgyti labai noriu. Bet jo, laukiu, kol vištiena iškeps, 20 minučių keps, o kol vištiena keps, aš galvoju išsivalyti šitą šaldytuvą. Viską išimti, išvalyti, tai tą ir padarom. Užbaigsiu čia. Pasiėmiau vaikus, numaudžiau, suruošiau, jie jau lovoje, Milana dar turbūt nemiega, bet Meisis jau užmigo. Aš irgi ką tik nusimaudžiau, viskas jungiu, viską lauką, žadintuvą nusistatau 4 valandai. Šiaip reikėtų anksčiau, nes išvažiuoti reikia 5, o aš noriu galvą dar išsiplauti ryte. Tai truputėlį man ilgiau reikės laiko, tai vaikus kelsiu galbūt po 4. Dar reikia kūro prisipilti, nes šiandieną visai, žinokite, pamiršau, nu, žiauriai užsiemus buvau, daug ką dariau. Tai nespėjau, ką reikėjo padaryti, bet ryte spėsime. Viskas, jūs jungiu laukan, pati einu gulti. Labai norėčiau suredaguoti šitą vlogą dar, bet manau, kad šitą vlogą redaguosiu grįžusi po atostogų. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai spausti laiką, prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitame mano vloge. Iki.